neatsitiktinai, kaip minėjo kolega, stovint šitoje aikštėje, būtent šitoje vietoje, šalia Seimo, kadangi galbūt pirmą kartą lietuviško kino istorijai, lietuviškų filmų istorijai bus filmas apie politiką. Kitaip tariant, filmo pagrindinė tema siesis su politika, politikais, jų veikla, darbu, santykiais. Ir kas įdomiausia visada visuomeniai ir žiūrovui, tai linksmosios jų nuodėmės. Atsakinga ir atvira Lietuvos visuomenė. Dirbanti ir uždirbanti Lietuva. Todėl, kad šitie brūdai tik tai užsiima visokiam korupcijom, visko užsiima, o koks pienas? Kiek kainuoja pienas? Aš tiesiog noriu informuoti visuomenį ir ginti ją bei mūsų valstybę nuo korumpuotų šalies vadovų. Ir tos pabaigosi. Šiandien opozicijos lyderis sukėlė skandalą prilygstantį atominės bombos sprogimui. Jūsų turima informacija apie korupcijos skandalą čia. Lietuva bus laisva! Atsiprašau, kaip jūs vertinate šiandieninį opozicinės partijos lyderio žingsnį? Neturiu nuomonės. Laukiu Eurovizijos. Juozai! Kur dizainis? Juozai! Bet tu žiūrėkit dabar. Su manim nebuvo derinta niekas, kaip jisai daužys savo galvą tos arbūzus. Mes įsipareigojame neapmokestinamą pajamų dydį prilyginti minimaliai algai. Mes valdžia!